senamiesčio teritoriją. Mes matome, kad pagrindiniais senamiesčio struktūrą formuodami aprūpina pėsčiųjų takas Vilniaus gatvė ir vieša išilga gatvė ir simetriškai turime krantinę, esame istorinę krantinę Nemuno krantinę ir šiuo metu projektuojame naują šiaurinį dalyje Neries krantinę. Matosi, kad šitų krantinių dialogas tarpusavio konkurencija galėtų užduoti tokį pėsčiųjų viešųjų srautą nuo upės iki upės ir atvirkščiai. Tai ta simetrija tokia gana trapi, nes tai yra istorinė daroma ir nauja kuriama kaip supynės. Perlenkus į vieną pusę, kita šaka gali nudžiūti. Čia toksai mūsų noras nepamiršti, kad tai yra teritorija jautrioje aplinkoje senamiestyje. Čia gal tą simą jau paprasim nagrinėjimą toliau. Dauguma gatvių yra nuo Nemuno pusės į Nerį ir atvirkščiai ir turime didžiulės problemas galuose. Tai kaip yra nuo schemų įrodymas, kol kas turime istorinę Nerį, Nemuno pusę ir šiuo metu tą struktūrą bandome sukartoti Neries pusėje. Čia mes dabar apie pačią struktūrą šito pastato. Čia yra smulkių komercinių plotų struktūra. Gal visai išilgės, bet mes esame senamiestyje, turime struktūrą, o čia yra Valančiaus gatvė. Šiuo metu tai pati, mano manimu, gražiausiai besivystanti bendruomenė senamiesčio, turinti aktyvi. Tai struktūra yra pirmieji aukštai, yra mažos parduotuvėlės, butikai. Formuodami naują Lituanikos teritoriją mes stengiamės išvengti to socialinio konflikto. Mes sistemingai, sąmoningai nedarome uždaro prekybinio pasažo. Visą prekybą komercinę darome nuo Jonavos gatvės pusės. Ir galas prie transporto žiedo užsibaigia prekybos centrų įkėlimais vientisą erdvę. Šita sistema leidžia mums dar papildomai suteikiame jai Jonavos gatvės plačią juostą, kadangi transportą darome vienos krypties įrengti ir turgų, periodinį turgų. Tai senamiesčio žmonės neįsiveždami didelio centro, praeitų visą šitą smulkę prekybą. Ir toksai santykis būtų šitos prekybos su senamiesčiu. Čia yra mūsų funkcinė schema. Parodome, kad pietinėje pusėje yra čia Jonavos gatvės yra gyvenamoji kvartalai, kaip komercinė prie transporto mazgo, viršutiniai aukštai administraciniai, viešosios nuo pilies pusės, tai jautriausioje zonoje mes formuojam viešbutį ir daugiafunkcinį kažkokį tai salę, kaip kongresų salę kažkokia tai, kuriai šitos funkcijos jau užduotų išskirtinę ir architektūrą. Funkcijas grupuojame kaip kvartalais atskirais zonomis, tai ir tos grupės galėtų būti projektuojamos atskirai, atskirų kolektyvų, tai įtakotų tokį mastelį artimesnį senamiesčio struktūrai, nebūtų vienos idėjos, vienos estetinės idėjos, tai leistų daugiau spalvotas centrui. Čia rodome, bandėm parodyti, ta schema yra tai, ką mes papildomis
įnešama papildomų į senamiesčio bendrą visą senamiesčio. Tai yra daugiafunkcinės erdvės salės, jos gali būti, čia jos 4 transformuotis, susijungti tarpusavyje, jos yra kvartalo viduje, tas mastelis netai matosi iš išorės kvartalo, tai leidžia mums visai senamiesčio struktūrai suteikti naują funkciją, kuri čia jau galėtų likti šiuolaikinio meno bienalės dideli renginiai. Tai yra ta erdvė, kurios likę senamiesčio dalis neturi. Na, čia matome plane schemą, pirmo aukšto schemą. Mes štai šitos didžiulis pagrindinės erdvės formuojamos kvartalo viduje. Tarpusavy jos gali į vieną, gali funkcionuoti atskirai, taip pat gali tarnauti viršuje esantiems administraciniams pastatams kaip papildomos konferencijų salės ar kažkas, tai apsijungti į 4 ir 5 salės, taip sakyti, suteikinu šitą schemą, visą prekybinę plotai ir viešoji erdvė, kuris yra, kaip sakyti, holas, aptarnaujantis visas šitos salės ir administracija viršuje, taip pat kavinės daromas arčiau upės. Taip pat šitą yra viešbučio langai. Apie aukštingumą. Aukščiausi pastatai yra administraciniai, į Neries pusę, šiaurinė pusė. Gyvenamieji 4 aukštų. Galas viešbutis ir multifunkcinės salės yra 3 aukštai. Čia matome jų visus. Transporto schema. Transporto mazgas parinkome mazgą iš pateiktos medžiagos, artimiausia būtų pasirodė tokia logiška, bet komentuoti sunku, nes iš tikrųjų transportas galioja, turėtų būti svarstomas kartu su Kėdainių tiltu ir Krištono gatve, nes čia praleidus pralaidumą, mes tuos, kaip sakyti, kamščius mes tik nukeliam į kitas vietas. Bet tokią struktūrą siūlome, didžiulį parkingą, kurį dabar yra prie pilies, siūloma perkelti prie miesto iki transporto žiedo, įspėjai projektų. Čia paliekame vis tiek, kadangi čia prasideda parko teritorija, Santakos parkas, vis tiek reikalingas parkingas žmonėms, tai čia padėtai jau būtų likę. Ir kaip rodome įvažiavimai, skiria kiekvieną kvartalą, skiria įvažiavimai, nėra tokia bendro didžiulio parkingo, mano tik pusės. Nuo upės organizuojamas vienos krypties eismas. Šitą gatve nukreipiamas ratas į šitą pusę. Jonavos gatvė taip pat šitą atkarpa plati siaurinama iki krypties. O čia etapiškumas. Trečias, kaip mes įsivaizduojame, nuo vieno pusės link šalies. Tokie kvartalai, tokios struktūros, tokie galėtų būti kitam. Čia bendras vaizdas, tai kiek ačiū.